Gerbiamas rektoriau, gerbiamas ambasadoriau, mėly dėstytojai, gerbiamas parlamentarė, mūsų mėly absolventai, mėly jų tėveliai ir artimieji. Mes visi buvom liudininkai to, kaip sunkiai jūs dirbote paskutinius 3 metus. Ir būtent jūs prieš 3 metus nepabūgote iššūkio studijuoti teisę Vytauto Didžiojo universitete. Mes matėme, kaip jūs per visą darbo savaitę ir šeštadieniais iki vėlaus vakaro sėdėdavot paskaitose. Mes matėme, kaip jūs per naktis ir dienas skaitydavot talmudus komplikuoto teisinio teksto ir taip pat anglų kalba. Jūs mokėtės 3 semestrus per metus, kai normalūs studentai studijuoja tik 2. Jums teko gintis magistro darbą tarptautinėje komisijoje ir mes tikrai pastebėjom, kaip drebėjo stiklinė ant to stalo prieš jūs. Ir mes taip pat matėme, kaip jūs šėlote savo studentiškose vakarėliuose, kaip jūs dalinotės skaitykloje konspektais, case briefais, taip vadinamais, jeigu kas nespėdavo pasiruošti. Mes matėme, kaip jūs radote laiko sudalyvauti ir visuomeninėse veiklose. Ir nuoširdžiai mūsų bendruomenė jumis žavisi ir didžiuojasi dėl to, kad jūs esate be galo talentingi, išprusę, darbštus, kantrus, patikimi ir sąmojingi. Ir aš labai norėčiau jums, mėlyjeji, dabar įteikti po bilietą į Havajus ir po 2000 litų dienpinigiams, bet jūs tikrai to nusipelnėte, bet turiu pasakyti, kad tai tik kelio pradžia. Ir galiu pažadėti tik bilietą į ateitį, o kelio maršrutą jūs patys pasirinksite. Šiandien jūs tikrai išgirsite daug sveikinimų ir daug linkėjimų ir aš prie visų jų prisijungiu, bet savo ruoštų aš norėčiau palinkėti vienos savybės, kurios labai reikia teisininkui. Tai yra padorumo. Ir šį palinkėjimą geriausiai iliustruoja Maironio eilėraštis, kurį dabar jums ir paskaitysiu. Maironis, mano moksladraugiams, 1895 metai. Mano gudrus draugai, greiti žmonės išėjo, žemės išminti gilę suprato, išsiblaivė sapnai, nebegaudo jau vėjo, iš aukštybių ir žiūri ir mato, kaip tie mainos laikai, rodos vakar tai buvo, kad nuo mokslo nuvargę ant galo uždainuodavom Lietuvą. Gerklės mum džiūvo, bet krūtinės garavo, nešalo. Ko tada nesvajota ar ko nežadėta, kaip didvyriai tik laukiam karionės, pasišvesti ir vargti už žemę mylėtą, buvo obalsis mūsų kelionės. Kogi reikia? Neišriš be naudos, kapšo, rubliais kuproto, be gaudo jau vėjo, iš aukštybių ir žiūri ir mato. Aš manau, jūs supratot, ką aš norėjau jums pasakyti. Ir tikiuosi, kad jūs neužmiršite kelio į universitetą. Ir kai pajusite nerimą ar alkį ir nežinosite, ko norit, tai ateikite pas mus ir mes jums pasiūlysim. Docentai daktarė Julijai Kiršieniai, o dabar savo kalbą pasakyti kviečiame rektorių profesorių Zigmą Lydeką. Vilniaus studentai, visų ekscelencinė ambasadorių, Lietuvos Respublikos Teisės ir teisėtvarkos komiteto pirmininkė, buvęs mūsų dekanė, jūsų visi artimieji čia atėję į šią mūsų didžią aulą, tam, kad pasidžiaugti akimirką šventę, kada jūsų vaikai, šeimos nariai dar vieną etapą savo gyvenime įveikė ir jį padarė prasmingą ne vien savo, bet svarbiausia tai, kad jie pasiryžo priimti akistatą prieš kitus ir už kitus. Tai iš ties yra didelis
įsipareigojimas, nes visada aiškintis santykius nėra taip lengva, o jiem reikės aiškintis santykius tarp žmonių, santykius tarp žmonių, dėl daiktų, dėl tam tikrų veiksmų ir visada tenais laiks nuo laiko bus pasakoma, jūs buvot gal subjektyvus, jūs gal ne viską užfiksavot, tai visada yra didžiulė našta, bet manau, studijų metai, juolab jie jums yra jau antrieji po pirmo diplomo. Studijų metai buvo vėlgi ta galimybė savo supratimą, žinojimą, įžvalgas papildyti. Manau, kad tai jums ir pasisekė. Ir patikėkit, tikrai nereikėtų mums įrodinėti, kad Vytauto didžiojo universiteto teisės magistrai turi turėti savo darbą, ar jie kažkiek yra kitokie. Tai jau yra daugiau stereotipas, nes mes visi žinom, dalykinis pasaulis žino, kad jūs esat verti, jūsų kompetencijos yra pripažintos, lai taip ir būna, mažiau reikia aiškinti kitiems. Juolab, kad šiandieną bus įteiktas ne tik universiteto diplomas, bet ir Mičigano valstijų universiteto transnacionalinis sertifikatas, o jis, patikėkit, yra visam pasaulyje pripažįstamas, kartais labiau nei kai kurių universitetų po 2 sudėta diplomus. Tai nesidrovėkit tai, ką turit, tai, ką šiandien jums duosim. Lai būna jūsų ateitis sėkminga, lai jūsų svajonės pildosi, nes tik taip gyvenant mes esam naudingi kitiems, taip mes save įprasminam ir paliekam ateičiai. Sėkmės jums, nepamirškit Vytauto didžiojo universitetą, tai jūsų yra antrieji namai, o namuose visada yra laukiami. Mes jūsų laukiam ir tada, kada seksis ir jei jums reikės pasitarti, jei nusivilsit, pasiguosim. Visiems nėra lengva, bet kai pradedi kalbėti, pasirodo visiškai neblogai. Gero jums kelio, geros kloties ir iki pasimatymo namuose.